Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Garbėzu Kristui, brangus Vilties radio ir televizijos žiūrovai, klausytojai. Šeštadienis, kovo 23, kelionės stabtelimas ir paragaukime Dievo žodžio, tai yra užkandis mums, kad kelyje nenusilptumėm. Šiandien iš Senojo testamento skaitinys pranašo Ezekielio knyga, 37 skyrius, 21-28 eilutės, tikrai labai tokia graži Dievo žinutė mums su pažadu, kad kas bebūtų, tikrai nepergyvenkite, padėtis kontroliuojama, visa įsisklaidžiusi išrinkta tauta, kuri buvo įsisklaidžiusi dėl įvairiausių priežasčių, Viešpats pažada surinksiu, parvesiu į savo šalį ir ten aš jų tarpe amžiams pastatysiu savo šventovę, pas juos bus mano buveinė, aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tokie guodžiantis žodžiai ir mums lietuviam, žemaičiam. Na, o Evangelijoje pagal Jono 11 skyrių 45-56 eilutės yra pasakojimas apie tai, kad Jėzus po padaryto tikrai mega stebuklų žydų tarpe, tai jisai prikėlė savo bičiulį Lozorių iš mirties. Lozoriaus dvi seseris Marija ir Marta, lietuviai verčia Morta. Taigi daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Žmonės neliko abejingi, patyrė prisikėlimo iš numirusių įvykį, tai galima pavadinti stebuklų. Tačiau jie ne tik įtikėjo, kad Jėzus yra ne šiaip sau žmogus, bet turintis dieviškų galių. Rašoma, kad kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Na ir dabar vėl aukštieji kunigai fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime, šitas žmogus daro daug stebuklų, jei taip jį paliksime, visi įtikės jį, čia būtų galima, kadangi artėja rinkimai, ir visi prabalsuos už Jėzų. Nu taip negalim padaryti. Paskiau, jeigu už jį prabalsuos tauta, tada ateis romėnai, sunaikins šventą vietą bei mūsų tautą, nes toks žmogus už vertybės greičiausiai pritrauks tą rytinį žvėrį, ten tą raudoną mešką, tada raudona meška ateis ir sunaikins mūsų tautą. Nu jeigu ne raudona meška, tai tada tasai vaivorykštinis drakonas ateis iš Briuselio pusės, iš vakarų pusės, irgi sunaikins sankcijomis. Ne, taip žinokit negalima. Taip negalime, nes jisai visiškai yra ne mūsų orientacijos, jis yra normalios tradicinės orientacijos, jis yra už šeimą, už vertybės, jisai tiki Dievą, jisai laikosi 10 Dievų įsakymų, klausykit, jis turi būti sunaikintas. Čia jau yra nesąmonė, kad normalus žmogus, blaiviai mąstantis, gali būti paskelbtas metų žmogumi ir būti išrinktas tautos vadovu. Štai tokia realybė. Truputį gal ir teko pašaržuoti, skaitant šį Dievo žodį, tačiau reikalas yra išties rimtas. Žinau, kad šiandien Dievas davė žalią šviesą ir leidžia visokiems, sakykime, blogiukam reikštis. Jisai sudaro tikrai, mūsų viešpas Dievas yra tikrosios dieviškosios demokratijos ir laisvės įkūrėjas, kadangi duoda pasisakyti, pasireikšti visų orientacijų, ir tie, kurie nekenčia Dievo, ir tie, kurie myli Dievą, ir tie, kurie neapsisprendžia ar už tuos, visiems duoda žodžio galią. Ir ne tik žodžio, leidžia
netgi palaikyti rankose tą vadamą galios pultelį, pasėdėti Seime, ten pabūt 4 metus, kaip sakant, pasiautėt, pahuliganauti, jeigu taip norit. Taigi, viešpačiui negaila. Pažaiskim, jeigu norit pažaisti galios žaidimus. Mėlėjai, ką noriu tuom pasakyti. Matot, viešpats Jėzus kviečia mus labai rimtai įsilaikyti tvirtoj jo pozicijoje, tai vadinasi, laikytis 10 Dievo įsakymų, laikytis jo žodžio, nesišaipyti, jeigu bažnyčia perspėja, sako, tai yra nuodėmė, nesišaipyti iš apaštalų, kad ir koks tenais, kad tau nepatinka popiežius ir taip toliau, skaitykite jo taip pat raštus, jeigu jums nepatinka tas popiežius, tiesiog žiūrėkite, ką kalba oficialus bažnyčios mokymas ir neprieštaraukite, aš turiu minti, nepikžodžiaukite. Kadangi atsitiks tokie laikai, kad tai, ką pasakė tie aukštieji kunigai fariziejai sušaukė teismo tarybą, sako, ateis romėnai ir sunaikins šventą vietą bei mūsų tautą. Taip tikrai atsitiks, nes jie tai ištarė, tikrai mūsų tėvynė Lietuva gali būti nušluota nuo žemės paviršiaus ir tai yra taip realu, kadangi mes 200 metų berods buvom po Rusijos imperijos letena, taip pat čia visiškai nesenai apie 50 metų jautėme ir tą bolševikinės Rusijos leteną ir tikrai viešpats perspė, sako, klausykitės manęs, artėja Velykos, apsispręskime už Jėzų. Jeigu tu gyvenime suklydai, gal tu kažko tai ir nesupratai, tikrai, jeigu tu skaitai Dievo žodį, viešpats tau labai gražiai parodys tikrai kryptis mandagiai, tau nereikės nusižeminti kažkaip tai. Prieik išpažinties, išpažink Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją ir tu gyvensi. Tau tikrai viešpas garantuoja, tu laimėsi visus rinkimus, tik būk ištikimas Jėzui. Būkite palaiminti. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.